tą gražų šeštadienį, visą laisvą pasivaikščiot. Kodėl mes šiandien čia susirinkom? Todėl, kad šiandien yra pasaulinė vandens diena. Tai yra turbūt pats svarbiausias pasaulyje resursas, kuris yra reikalingas žmonijai. Mes galim turbūt be daug ko gyventi, bet be vandens. Pavardę turi. Tiesiog šiandien Renata mums papasakos apie vandenį, apie jo savybės ir dar daugelį kitų įdomių dalykų. Čia susirinko žmonės, kaip suprantu, kuriems nieko naujo nepapasakosim, nes apie vandenį jau praktiškai viską žino. Tai aš trumpai prisistatysiu. Renata Škulevičienė, pavardė yra, metai yra 47 ir mano pažintis apskritai su vandeniu kaip tokiu, dėja, bet tėvai manęs neišmokino gerti vandens. Aš 36 metų būdama papuoliau į rankas pas vieną žmogų, kuris mane pradėjo mokyti gerti vandenį. Ir lūžio momentas buvo tas, kad iki 36 metų aš turėjau vieną sveikatos problemų, kuri labai dažnai yra sutinkama žmonėse, elementariai vidurių užkietėjimas, buvo chirurginis stalas, žodžiu, kur pasekmes naikino ir paskui, aleliuja, bet atsirado žmogus, kuris išmokė mane gerti vandenį. Ta informacija, kurią šiandien mes su jumis kartu kalbėsim, aš ją irgi išgirdau gal prieš kažkokius 7 metus, bet tada aš buvau žmogus, kurio ausys dar buvo užkimštos ir aš negirdėjau apie vandens kokybę. Apie kiekybę jau girdėjau, apie kokybę dar negirdėjau. Bet šiandieną džiaugiuosi ir šiandien aš atėjau su tokiu nusiteikimu, kad jeigu tai, ką mes kalbėsime šiandieną, pakeis nors vieno žmogaus gyvenimą, kaip tada kažkada pakeitė mano gyvenimą, tai mūsų šitas renginys turės fantastinį rezultatą. Tai jeigu jūs jau daugumą žinot, tai kai grįšit namo, tiesiog praverkit burną ir pasakykit ir paklauskit pa žmogų, o kiek tu šiandien išgėrei vandens. Ir tai bus jau labai labai geras darbas nuo mūsų visų. Gerai? Perrinkim skaidrę, žodžiu. Ir dar vienas momentas su koralu, kaip aš susipažinau. Tai iš tikrųjų dėkoju savo sūnui, nes mano sūnui buvo problemos, pilvo skausmai nepaaiškinami, mes ten ėjom per gydytojus, žodžiu, ir davė vaistų ten kažkur, bet žodžiu, mums niekaip nepavyko išsispręsti. Ir tada papuolėm pas vieną sveikatos specialistę, entuziastę, tokia, ir jinai sako, patikrino mano vaiką, sako, jūsų vaikas pilnas parazitų. Ir nieko jinai nesakė, nei kad koralas turinti parazitinę programą, nieko. Tiesiog išskyrus buvo toksai momentas, sako, ir jam dar trūksta fermentų, nusipirkit iš koralinio klubo. Aš parėjau namo, atsidariau kompiuterį ir pradėjau ieškoti, kas tas koralinis klubas ir kokie ten tie fermentai. Papajos fermentus pasakė raktiniai žodžiai. Aš atsidarau, žiūriu ten, žodžiu, tą visą sveikatos koncepciją, man ten viskas labai fainai patiko, žodžiu. Ir paskui, kadangi pas mane dabar tai rankos gražios, bet tada prieš tuos 2 metus mano rankos buvo visos labai žaizdotos, aš vaikščiojau su užklijuotais pleistrais, nes tiesiog buvo, grybelis ar kažkas, žodžiu, aš nežinau, tai nėra diagnozė. Bet esmė tame, kad va šitai nustabiai moteriai, kuris gale stovi, ten su ilgais plaukais, aš jai parodžiau savo rankas ir sakau, man gali padėti. Man sako, Renata gali, bet tau reikės valytis organizmą. Ir aš užtrukau 1,5 metų, mano rankos dar blogėjo per tą 1,5 metų, nebuvo ten, kaip sakant, kad iš karto gražu, bet dabar aš su manikiūru nors 4 metus neėjau pas manikiūro specialistus, nes man buvo baisu rodyti savo rankas. Tai va, o dabar keliaujame tada prie vandens ir prie mūsų dienos, ir čia trumpai yra apie tai, iš kurgi ta pasaulinė vandens diena. Tai taip, nes reikia spręsti vandens ir sanitarijos tą krizę, kuri yra, ar ne, ir dar bus paskui filmukas, kurį parodysim. Krizė, parodysim, kokia yra krizė ir kaip iš tikrųjų galim kiekvienas padaryti tą nedidelę įsaką, informuoti apie vandens svarbą žmonėms, ką mes šiandieną darysim su jumis ir ką jūs padarysit namuose grįžę tam žmogui, kuris galbūt per mažai geria vandens. Va, ir šiais 25 metais tema skirta ledynų išsaugojimui. Na, tai turbūt irgi daugelis mūsų ką esam girdėję. Įsijungiam sekančią skaidrę ir aš noriu paklausti pas auditoriją, kas šiandien iš ryto išgėrėt šilto vandens stiklinę? O, dauguma. Super. Šilto vandens stiklinė iš ryto, tai yra... Taip. Kas žino, dėl ko reikalinga šilto vandens stiklinė ryte? Energija. Taip. Kas dar kokių minčių? Dėl ko geria šilto vandens stiklinė ryte? Žarnynui gal gerai. Taip, žarnynui. Iš tikrųjų yra toks paprastas dalykas, kad vanduo, jisai sugeba įjungti mūsų tulžies tekėjimą,
tulžis tai yra mūsų sanitaras, žarnyne, ar ne, tai yra antiparazitinė programa, tai yra ir mūsų virškinimas, viskas. Tai žodžiu, kada jūs iš ryto atsikėlė, pirmiausiai ne kavos puodelio, šilto vandens puodelį, jisai neužsistoja žarnyne, jums teka tiesiai, neužsistoja skrandį, teka tiesiai į žarnyną ir jūs tokiu būdu įjungiat savo organizmą gyvenimui ir įsijungia automatiškai tulžis ir jūsų visas virškinimas pradeda veikti kur kas geriau. Šitas paveiksliukas rodo, kad mes esam šimtai trilijonų ląstelių ir kodėl reikalingas vanduo labai gerai atsako. 80% mūsų kūne plaučių yra vanduo, 83% kraujo vanduo, 700% oda. Kas žino, kad sąnarių tepalas pagrindinis tai nefastungelis? Tai yra vanduo. Va, tai jeigu kažkam skauda sąnariukus ir galvojat, kad neišgeriat pakankamai vandens, pabandykit su to vandenį sutepti, o dar mes jums duosim receptą, kaip jį pasidaryti tokį, kad jisai būtų, kaip čia, kas atsimenat filmuką Tekėk upeliuk? Atsimenu. Va. Va, tai kaip ten užtveikė, ne, kaip tas upeliukas tekėjo ir kaip jisai gyvybė visur buvo. Tai va, lygiai taip pačiai vanduo turi tekėti. Kad jisai tekėtų, tai susitikimo eigoje jūs dar pasikartosite arba sužinosite, ką daryti. Sekantis skaidrė. Va, ir mes turime skysčius organizme. Tai yra ir limfa, ir kraujas, ir seilės, ir skrandžio sultys, ir šlapimas, ir prakaitas, ir ašaros. Šiandien galima šlapintis, čia tualetas yra. Prakaituoti, aš prakaituoju, nes jau prieš jūs stoviu. Jeigu kažkas susigraudinsit dėl kokio nors rezultato istorijos, irgi bus faina. Tai galbūt tada kažką pasidalinsit paskui su žmonėmis. Tai va, visos tos, žodžiu, funkcijos. Pasižiūrėkim, kągi daro. Pirmiausia, aišku, vanduo tai yra kaip traukinys, ar ne? Traukinys, į kurį turi įsėsti maistinės medžiagos, tada tas traukinys po mūsų visą organizmą važinėja, išdalina ląstelį maistinės medžiagas ir paskui jisai dar užsuka ir jisai tada turi išnešti visus likučius, ar ne, iš mūsų ląstelių, kad mūsų kūne vyktų medžiagų apykaita ir kad iš kamino rūktų dūmai. Įsivaizduokit namas, kuriame kūrenasi pečius, bet iš kamino nerūksta dūmai. Reiškia, viduje namo, ar ne, pilna yra dūmų, smalkių ir viso kito. Tai kad tų smalkių mūsų kūne nebūtų, mums reikia gerti vandenį ir kad tas vanduo sugebėtų patekti į ląstelę ir sugebėtų išvalyti. Tai žodžiu, tai čia mandariai parašyta, kad toksinų šalina, žodžiu, greitina medžiagų apykaitą, tai čia tiesiog pabandyti reikia pasižiūrėti, kaip tą apykaitą greitina, kada mes geriam vandenį. Pastovi kūno temperatūra, taip, reguliacija, ar ne, kūno temperatūros, taip pat klampumas kraujo, kas turi su kraujo spaudimais problemų, kiekvienas jau dabar ir gydytojas pasakys, pasižiūrėkit, bilirubino, ten yra tokia grafa kraujo tyrime ir jeigu ten yra nuo normų nukrypimas, tai greičiausiai jūs neišgeriat pakankamo kiekio vandens. Tai jeigu yra kraujo spaudimo problemos, tai pirmiausia reikia padaryti kraują ne kisieliumi, o tokius skystančių tuo vandenuku, kuris lengvai tekėtų ir neapkrautų jūsų širdies ir ten nepradėtų pumpuoti padidintų greičiu. Jaunystę palaiko, tikrai palaiko. Jaunystė, raumenų zonos, tai odos plautumą ir sąnarių paslankumą. Ir kaip mano problema buvo dvi problemos, tai yra migrena ir vidurių užkietėjimas, jos taip pat sprendžiasi būtent dėl vandens atstatymo. Keliaujam toliau. Trūkumas. Tai dabar pirmasis trūkumas. Man dabar jau trūksta vandens, nes mano seilės pasidarė klampios ir man sunku kalbėti. Tai yra vienas iš požymių, kad trūksta vandens. Kitas požymis, jeigu mes nueisit į tualetą ir susiosit, pasižiūrėkit, kokia spalva. Jeigu kartais gintarinė spalva, ar ne, Evaldai, kokia spalva čia pas tave buvo? Tu tiesiog parodai, kad ant žemės reikia. Ant žemės, tai čia, mėgsta matyti žodžiu. Bet jeigu yra tamsi spalva, tai reiškia, kad vandenuko irgi trūksta. Ne? Galvos skausmai, tai mano istorija, padidintas kraujospūdis jau paminėjau, širdelę reikia mylėti ir mylėti ją reikia taip, kad jinai neturėtų dirbti padidintų režimu ir pumpuoti tokį sieliaus mūsų kraujagyslėse. Cholesterolio padidėjimas, ar ne, odos plaukų nagų sausumas, jau dauguma žinom, sako, jeigu tau ten sausėja oda, eik gerk vandenukam, ne, taip yra. Sąnarių skausmas pasakiau, akmenų formavimasis tulžies pūslėje ir inkstuose. Kai žmonės pradeda gerti gyvą vandenį, atsitinka toksai dalykas, kad pradeda galbūt judėti kažkokie tai susikaupę inkstuose akmenys ir žmonės sako, Jėzau, man netinka vanduo, nes man kažkur šonas skauda. O iš tikrųjų šitas vanduo, jisai kaip kalnų vanduo pradeda tekėti ir daryti gerą įtaką. Čia yra testas, Evaldas jau įjungė, jūs galite tiesiog jį nusifotografuoti
Va ir praeiti namuose arba duoti savo šeimos nariui. Elementarus būdas pasitikrinti, ar pas jūs yra dehidratacija ar ne pagal savijautos požymius. Aš pasitrauksiu, nusifotografuokit ir, žodžiu, pasidarysit. Nuotrauka, ne? Aš vandens 10 minučių. Ne, Renatai greičiau kalbėti. Ne man, ne? Supirmė. Taip, keliam toliau. Važiuojam toliau. Apie kiekį. Čia yra kiek žmonių, tiek nuomonių. Sutiksit, ar ne? Labai daug. Vienas gydytojas per televizorių kalba apie vieną kiekį, kitas ten kalba apie kitą kiekį, trečias apie trečią kiekį. Ir aš vakar, ruošdamasi, stebintis skaidriai, ruošdamasi šitam susitikimui, pradėjau googlinti Pasaulinę sveikatos organizaciją. Nu, ir pažiūrėti, o tai kągi kalba tos visos, žodžiu, oficialios įstaigos. Ir ten buvo parašyta, vienos nuomonės nėra. Evaldai, man sekančios skaidrė, ačiū. Ir žinutė rašė. Visi rašo, testą padarysi vandens, ar ne, tau mažai geri vandens. Tai oficialiai vieningo standarto nėra, nes taip, mes skiriamės pagal amžių, klimatą, fizinį aktyvumą, mitybos sveikatos būklę. Bet tokia vidutinė rekomendacija suaugusiam žmogui tai yra 30-35 ml vienam kilogramui svorio. Tai jeigu pasiimam savo 100 kg ir padauginam iš 305, tai gausis 3,5 litro. Jeigu šiandien geriat 1,5 litro, tai nereiškia, kad rytoj 3,5. Saugus vandens didinimas tai po kokius 500 ml per savaitę. Tai bus tikrai saugu ir tai galima parekomenduoti ir savo asmens, savo kažkokiam tai šeimos nariui ir dar kažkam, kad tau saugu didinti po 500 ir tai yra įveikiama. Paprastas dalykas, ne? Ir ką reikia žinot, kada mes darom koncepciją, tai yra organizmo valymą, mes vandenuko kiekį tai didinam. Nes ta cisterna, kuri būna užsiteršusi, į ją reikia paleisti stipresnės srovės vandenį ir didesnį kiekį tam, kad išsivalytų. Tai tie, kas valosi organizmą su mūsų sistema, žino, kad vandens kiekį mes keliam bent iki 40 ml. Keliavam toliau. Kokybė. Kokį gerti vandenį? Tai anksčiau ta problema buvo paprasta. Kur gauti švaraus vandens? Ta problema mums sprendė tikrai vandentiekis ir jie rūpino, kad mes gautumėm švarų vandenį, daugiau mažiau, vienur kietesnis, kitur minkštesnis, priklauso ten nuo tų visų vamzdynų senumų ir panašiai. Bet jeigu įsivaizduotumėm save kaip akvariumą, kuris yra aptemptas oda, ne, tai mes esame 80%, 70%, tuo labiau daromės su gyvenimiška patirtim, tuo vandens pas mus mažėja. Bet mes esame tas akvariumas aptemptas oda, kuriame apie 70% yra vandens. Ir jeigu mes tokį akvariumą turėtumėm pas save, nežinau, ant tokio gražaus stalo, ir ten laukėtų žuvytės, tai yra mūsų ląstelytės, ir mes klaustumėm pas vaiką, Astulė, kągi reikėtų pilti akvariumą, kad žuvytės būtų sveikos ir ten gyventų ilgai? Gal kavos, gal arbatos, gal alkoholio, o gal šviežiai spaustų sulčių? Patik, ne, energetinių, kad jos aktyviau paukėtų, ar ne? Tai va, tai atsakymas yra paprastas, žmonės šiais laikais geria viską, bet ne vandenį. O vandenyje jau, kai vandenyje yra kažkas ištirpę, tai kūnas pirmiausiai tai turi savintis, o ne tą vandenį pasiimti. Tai mums pirmiausia reikia gerti švarų geriamą vandenį. Toliau yra keli momentai. Gal grįžtam. Vandens mineralizacija, rūgščių šarmų pusiausvyra, dar yra oksidacijos redukcijos potencialas, šiandien apie juos biškiuką kalbėsim, bet idėja tai yra tame, kad vanduo, jisai turi atitikti mūsų kūno vidaus parametrus. Ir tada, kada tas atitikimas įvyksta, kada puzliai susideda į krūvą, tada tas vanduo lengviau patenka į ląstelytę ir atlieka tą traukinuko funkciją, kad atnešti, išvalyti ir išvežti. Ir, aišku, mineralizacija turi būti ir tie mineralai turi būti tokie, kurie mūsų kūnas juos atpažįsta, juos įsisavina, o ne tie, kurie ateina iš čiaupo ir tik tais eina kaip kalkės kaupėsi mūsų organus. Keliaujam toliau. Na va, pirmasis dalykas tai yra pH rūgštinė šarminė pusiausvyra ir aš manau, kad mūsų vandens gamintojai tikrai šitą dalyką jau daugiau mažiau įkalė į galvą. Pažiūrėkite, ar ant tų buteliukų, kuriuos gavote, yra užrašyta pH-as. Ar yra ant šitų buteliukų, nes aš netikrinau, nežinau. Ant šitų nerašo, ar ne?
Įprastai tikrai yra gamintojai, kurie rašo, kad tai turi būti 8,5, 8,4 kažkur, ar ne? Tai yra pH. Tai yra rūgščių šarmų pusiausvyrą. Kodėl? Dabar, ne, atsakymas, kodėl tenai rašo tokį vandenį. Todėl, kad mūsų kraujo pH-as, ne? Skaitot, ne, dar ieškot, nėra. Užrašyk galima, pamatot užrašyk. Mūsų kraujo pH yra 7,35–7,45. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra dvigybė zona. Mūsų kūnas visada kovoja, kad tą kraujo pH tokį išlaikytų. Tai jeigu mes kuo pilsim rūgštesnį vandenį, tuo daugiau apkrausim savo kūną, tuo greičiau mūsų baterija išsikraudinės. Nes mes neturim, davė 100 gal metų, nežinau, gal 120, bet nuo to, kaip mes ten save prižiūrim, tai tas yra amžius toks atitinkamai gyvenam. Tai va, dėl to yra tas skaičiukas, kad pirmiausia, tai yra lengva kraujui. Tulžis, apie kurią aš kalbėjau, ne, ir skrandžio rūgštis, kurie, aišku, ten dirba didelį darbą ir dėl ko mes čia su jumis visi sėdim kartu, tai dėl to, kad skrandis pati dirba savo darbą, būtent rūgštiniai terpė, nes, rūgštiniai terpė tai yra negyvybės terpė, ne? Tai pirmas toksai parametras, kurį jau labai daug rašo ant mineralinių buteliukų, tai yra 8,4, 8,5 ir panašiai. Šiandien mes matuosim, važiuojam toliau. Oksidacijos redukcijos potencialas. Būtent prieš tuos 8 metus aš sėdžiu taip kaip jūs toj salėje, ateina tokie sveikuoliai, paima vandenį, paima oksidacijos redukcijos potencialo matuoklį, įkiša į tą vandenį ir sako, ai, prieš tai dar nusiunčia žmogų nupirkti vandens iš parduotuvės, buteliuką tokį kaip pas jūs, ir sako, žinokit, čia vanduo negyvas. Galvoju, ką tai reiškia negyvas vanduo? Ką jie turi omenyje? Sako, mes dabar parodysim, kas yra gyvas, kas yra negyvas. Yra vienas mažas dalykėlis, kuris apsprendžia, kada vanduo gyvas, kada negyvas. Jeigu mes jį matuojame, yra toksai aparatas, oksidacijos redukcijos potencialo matuoklis, jeigu mes pamatavus vandenį pamatome pliusą, pliusas tai iš tikrųjų yra minusas, nes tai yra negyvas vanduo. Jeigu mes pamatome minusą, tai yra tas vanduo, kuris būtent yra mūsų kūnui atneša energijos depozitą, bet nesukuria deficito. Tai pasižiūrėkit, gazuoti gėrimai, pavyzdžiui, kas mėgsta gerti gazuotą mineralinį? Apie plus 10 000. Tai reiškia, kiek kūnas turės viduje dirbti ir išeikvoti jūsų dienos energijos, ryto žvalumo, ar ne, po pietinio, žodžiu, kad nemiegoti po pietų. Tai tam, kad pakeistų į minusą. Vanduo iš krano, vidutiniškai apie plus 400. Štai kodėl vanduo iš krano yra negyvas. Jis negali būti gyvas, nes tada ten veisis kažkas. Jis turi būti negyvas. Bet mes turim susirasti būdą, kaip jį padaryti gyvu. Buteliuotas vanduo, šitas kur kažkur apie plus 200. Prasideda žalioji arbata, minus 50, tada yra minus 100 ir ionizuotas vanduo yra minus 200, minus 400. Šiandieną mes jums parodysim produktą, kuris labai greitų būdų padaro vandenį su vandenilio jonais neigiamai įkrautą. Tai va, gyvas vanduo, tai yra kava, jinai irgi bus prie pliusinių. Bet matuot reikia, matuot arba tiesiog pasigūlinti ir pamatysit, bet kava yra prie pliusinių. Važiam toliau. Mineralizacija. Vėlgi, nieks nematuoja taip tos mineralizacijos, nieks šitų aparatų neturi namuose. Bet šiaip, jeigu kartais norėsit prieš ką nors pasirodyti protingi, tai sakykit, žinokit, mineralizacija turi būti 100–300 mg litre. Kokybė, ar ne? Kokybė paprastai. Aš geriu vandenį iš krano, aš matau, kad jis yra kietas, ar ne? Tai aš jį įdeduosi tam tikrus priemonės ir pakeičiu jo žodžiu situaciją, bet geriant kietą vandenį su daug mineralų, kuris tiesiog nusėda inkstuose, akmenys, kraujagyslėse, aterosklerozė arba sąnariuose druskų kaupimasis. Tai yra kokybė, neskaitant to, kad vanduo turi būti švarus. Bet tą jau mes kaip ir žinom. Nes anksčiau tai buvo pati pagrindinė problema, tai yra vandens švara. Keliaujam dar toliau. Struktūra. Kas šaldot vandenį? Kam tekia šaldyti vandenį ir gerti? Dėl ko? Kaip jūs ten turėdavo tą paaiškinimą, dėl ko reikia šaldyti ir gerti tirpsmo vandenį? Pasidalinkit kažkas. Taip, čia pagal paukščius, kaip jie grįžta labai pavasarį. Taip, elementariai, kada mes šaldom vandenį, užšaldom, tada keičiasi jo struktūra. Yra vandens struktūra tokia klasteriai, tvarkingas vanduo. Ir tas tvarkingas vanduo, jisai veikia lygiai taip pačiai, kaip įsivaizduokim, kad mes turim kokią nors, nežinau, riebaluotą lėkštę ir mes tenai įpilam tinkamos priemonės, kad tos riebaliukus išplauti su šiltu vandeniu. Ir priešingai, kada yra vanduo
tarkim, čiaupo vanduo yra labai chaotiškas, jisai nestruktūrizuotas. Ir tada toksai vanduo, tai veikia lygiai taip pačiai, kaip mes bandom išplauti riebaluotą lėkštę su šaltu vandeniu be jokių priemonių. Tiesiog labai sunku. Tai va tokiam vandeniu nestruktūrizuotam, jisai, nu, va, kaip jums pavyzdį, kad įsimintumėt, kai kūdikis gimsta ir jeigu jo ląstelės viduje patikrintų vandenį, matytų ten žvaigždutes. Nu, tokia graži žvaigždutė, snaigutė tokia. Tai va, tai yra struktūrizuotas vanduo. Mūsų kūno viduje visada vanduo struktūrizuotas. Ir jeigu mes įpilam kažkokį tai vandenį, kuris nestruktūrizuotas, kūnas ir vėlgi turi skirti papildomus resursus tam, kad jį struktūrizuotų. Tai jūs galite jį susistruktūrizuoti savo stiklinėje prieš geriant. Vienas iš būdų tai yra žmonės šaldo, kiti ten deda kažkokius eterinius aliejus, treti dar kažką daro. Mes irgi turim savo priemonės, kurias įdėsi. Aš negaliu pasakyti, ta prasme, kiek tas ledukas, reikia, žinai, po mikroskopu kišti, ta prasme, bet iš principo ne leduką, o geriau jau tada šaldyti. Bet mes turim priemonės ir tikslas yra, kad mūsų kūnas gautų tokį vandenį, kurio jam minimaliai reikėtų keisti ir jis galėtų iš karto įsavintis ir jis galėtų pradėti dirbti. Keliaujam toliau. Nu ir paviršiaus įtempimas, čia irgi toks parametras, kurį išgirdot ir pamirškit, nes tikrai mes jo nematome, ar ne? Bet yra vandens paviršiaus įtempimas ir kuo jisai didesnis, tuo vanduo sunkiau patenka į ląstelę, tuo vėl mes daugiau prarandam energijos. Ir kuo yra tinkamesnis paviršiaus įtempimas, tai yra čia toksai mato vienetas, tuo jisai lengviau pasiekia organizmo ląsteles, nu ir elementariai mes turim daugiau energijos, maistinės medžiagos geriau savinasi. Kas yra iš jūsų susidūrė su tuo, kad geriu vitaminus, bet ten man nieko nepadeda, ar ne, bet kažkokie tai, nu, labai dažnai būna tie dalykai, o juos tai turi nunešti vanduo, o vanduo tai turi būti tinkamas kiekis ir tinkama kokybė. Bet tokie paprasti dalykai, tai atsiminti reikia ko gero pagrindinius du, tai yra, kad yra pH ir oksidacijos redukcijos potencialas, tai yra gyvas arba negyvas vanduo. Ir apie tai, kaip tą vandenį namų sąlygomis lengvai, be aparatų, kuriuos vežiotis į Egiptą ir vėl susigrąžinti atgal, nes, žodžiu, reikia visą laiką gerti gyvą vandenį, papasakos sekanti mano Koralą, užduosiu paslaptį. Draugė man pasiūlė kalogeną. Moteris mane turbūt, apie šitą produktą moteris turbūt labai daug ko girdėjusius ir žino, ar ne? Ir man pasidarė iš tikrųjų smalsu, kas tai ir kokios kokybės tai yra produktas. Aišku, aš labai, kaip ta tokia biškį įtari moteris, su viso prašymu pas savo kolegę profesionalę savo srities, kosmetologę, paklausiau, ką tu manai apie šitą sudėtį. Ir kadangi, kai jinai įvardino, tai yra labai gera sudėtis, aš pagalvojau, gerai, aš pabandysiu. Na ir žinot, kai tuos produktus gavau, pradėjau gerti ir taip vis taip savaitę veidrodį žiūriu, nu tai kur ten, kas tempėsi, kas lyginasi, kur ten tempėsi. Nu nėra to rezultato. Antrą savaitę žiūriu, nu nėra. Tai kas čia vyksta? O pasirodo, organizmas murzinas, nes mano dažnas savijautos simptomas būdavo dažni galvos skausmai. Jau girdėjot, kaip pasakojo Renata, ką tai reiškia, ar ne? Vandens tikrai negėriau tos normos, kurią reikia gerti, nes plius dar būdavo per dieną 2-3 puodeliai kavos energijai pakelti, nes energijos iš tikrųjų trūkdavo dienos metu. Reikia atsikeldavau, ne visada, kaip sako, jautiesi po nakties pailsėjus ir ne visą dieną užtekdavo energijos. Ir kai ant tokio murzino organizmo, negeri vandens, saldumynus mėgstu, dedu prabangų kalogeną, tai kaip iš vienos kosmetologės išgirdau, kad turėjau labai prabangų sisiuką. Tiesiog visi gerieji patys dalykai keliavo ne ten, kur norėtųsi ir nepasiliko lygiai čia. Ir va todėl aš susidomėjau, kas yra sveikatos koncepcija, kodėl jinai man reikalinga ir aš labai džiaugiuosi, kad pirmas 2 savaitės iš tikrųjų pradėjau jausti rezultatą. Daugam, nes mačiau, kad daug kas žino, kas yra gyvas vanduo, kelia ranką, tai turbūt pritarsit, kad per pirmas 2 savaitės energijos lygis iš tikrųjų visiškai pasikeitė. Ryte aš atsikeldavau tiesiog labiau pailsėjusi. Miegau tiek pat, bet miegas tapo gerokai gilesnis. Mano nuostabai, vandens pradėjau gerti 2 daugiau, bet turėdavau visada problemą lėtinis akių paburkimas. Po 2 savaičių, aišku, kiekvieną dieną aš ir toliau, o kas keičiasi, o kas čia darbas mane gerėja, ar ne? Ir akių paburkimas būdavo mažesnis. Tas man buvo, wow, vandens 2 daugiau, neištinusi. Įdomu, važiuojam toliau. Ir žinot, kai aš nuvažiavau į pirmą renginį, man buvo labai smagu ir įdomu. Iš kur įdomu? Pasižiūrėk. Pažiūrėsim, kokie čia visi gražūs, sveiki, energingi ir kas čia apskritai vyksta. Ir kai buvo vienas iš forumų, kuriame aš buvau, man labiausiai įspūdį paliko, kai aš mačiau, kai į sceną lipo moteris, kuriai 80 metų
Jinai šokio žingsneliu įlipo į sceną, dar ten tokius vikruntasus su klubais darė, kur aš 50-metį dar nesugebėčiau padaryti. Ir kai jinai pradėjo dalinti savo dar kitų metų svajonėmis ir tikslais, iššokti su parašiutu, išmokti italų kalbą, wow, galvoju. Bet aš žinau, kad ta moteris yra daugiau negu 10 metų gyvena su sveikatos koncepcija. Ir man asmeniškai visada yra labai svarbu matyti žmonių rezultatus. Rezultatai, kaip aš visą laiką sakau, žmonių rezultatai niekada nemeluoja. Meluoja tik tai kas, kam neužtenka kantrybės siekti savo rezultatų. O kiekvienam savas rezultatas ateina labai skirtingų kelių, priklausomai nuo to, kiek prisišiukšlinom savo organizmą, per tuos, aš pavyzdžiui, 50 metų. Ar ne? Ir jeigu mes taip jau, kaip aš sakau, sąžiningai savo tai atsakom, tai kaip iš vienos nutriciologijos esu girdėjus, tai tada 50 mėnesių duok savo išsivalyti tą organizmą. Ir jeigu toks sąmoningumas galvoje yra, viskas jūsų rankose, bet tas yra smagiausia. Keliavom mes, man atrodo, prie produktų ir taip, pradėsim nuo tų burtų, kurie pas jūs yra jau į buteliuką. Ten sakė, kažkas patikrinkit, ar spalva nepasikeitė, nemėlynuoja, nejuoduoja, gal kokie geltoni dūmai pradeda lysti. Nieko nėra, viskas tvarkoja su buteliukais. Labai smagu. Tirpsta plasmasė. Tai žinia tokia, kad kai išgersit buteliuką, tikrai buteliuką iš karto neišmeskite šiandien ir to maišelio lygiai taip pat neišmeskite, o tiesiog jį papildykite dar kartą ir papildžius vėlgi po 5 minučių jūs jį galite vartoti toliau. Tai Coralmine paketėliai, kurie yra čia šituose maišeliuose, ir kas tai yra? Mes galim turbūt pavažiuoti į sekančią skaidrę. Kokį mes turtą turim? Aš biškį pasižiūrėsiu į špargalkę. Tai, matot, naudingų mineralinių druskų šaltinis iš gėlvandenių koralų. Bet iš kur tie koralai? Iš tikrųjų, 76 metais britų žurnalistas gavo užduotį paimti interviu iš ilgaamžio, kurio amžius buvo 115 metų. Žmogus iki 105 metų iš tikrųjų dar buvo labai aktyvus savo darbinėje veikloje. Ir buvo daugeliui klausimai, kaip. Juolab, kad tam regione, kur žmogus gyveno, iš tikrųjų buvo labai daug ilgaamžių. Ir tuo, žinoma, susidomėjo ir mokslininkai, ir gydytojai, ir ekspedicijos komandos važiavo tyrinėti, ką jie ten daro kitaip. Gal maistas kažkoks ypatingas ir išskirtinis, o gal jie turi kažkokias specialias mankštas ir ką jie ten daro. Bet atsakymą turbūt jūs jau žinot. Kas ten buvo kitaip? Vanduo. Būtent vanduo. Nes būtent tame regione labai daug koralinių rifų. Taip, kai pasižiūrėsiu, Okinavos sala. Ir būtent išskirtiniai koralai jungia tą salą, kurie apylinkėse, kai vanduo lyja, sunkiasi pro koralus ir prisisodrina mineralų. O mineralas yra beveik visa Mendelėjevo lentelė. Tai, ką jūs turite šituose paketėliuose, įdėjus į vandenį, mes ir būtent turime visiškai kitos sudėties vandenį, pirmiausia, labai lengvo šarmingumo. Ir 10 metų atliekant įvairiausius tyrimus buvo nustatyta, kad būtent įdėjus, kas konkrečiai keičiasi. Keičiasi vandens pH. Lengvas šarmingumas, tokio šarmingumo, kaip mūsų organizmas išskiria prakaitą ir seiles. Tai yra labai artima mūsų kūnui. Neutralizuoja vandenyje esančius kenksmingus elementus. Vėlgi mes ne visada turime idealios kokybės vandenį ir net kartais nežinome, ką mes geriame. Tai bet kur važiuojant, tokį paketėlį labai smagu turėti tiesiog kišenėje. Ir jeigu aš abejoju vandeniu, įsitraukiau savo tą turtą, įsidėjau ir geriu visiškai kitokį vandenį, ar ne? Toliau be abejo pagerina kokybę ir praturtina mineralas. Net 70 mineralų ir mikroelementų joninėje formoje. Ką tai reiškia? Tokie mineralai įsisavina jau burnoje. Todėl mėgautis geriant vandenį sąmoningai, nežiūrint televizorių, nors ir tai galima daryti. Bet tada mes turim visai kitą rezultatą. Keliaujam toliau. Vandens produktai. Dar vienas unikalus. H-500, ne šiaip sau sakau, unikalus produktas, kuris buteliukas matot kaip atrodo, jis tokioj formoj čia įdėtas, kas norėsit gyvai pamatyti, kaip jis atrodo, galima bus išardyti ir pasižiūrėti. Apskritai tai yra naujos kartos antioksidantas, labai stiprus antioksidantas ir ne veltui yra -500. Kas įdėmiai klausėt,
ką Renata pasakoja, minus ką reiškia jau išgirdo, ar ne? Tai turim jau kokį vandenį? Gyvą. Taip, mes jau turim gyvą vandenį. Taip ir turime, jeigu išarmingą, vis tiek mes jį turim, ar ne? Gyvas vanduo visiškai kitaip veikia mūsų organizmą. Taip pat daro vandenį taku, keičia vandens paviršiaus įtempimą. Takus jis kitaip patenka visiškai į ląstelę. Taip, kaip vienas mokslininkas yra pasakęs, antioksidantų kiekis organizme tiesiogiai lemia, kiek jūs pragyvensite. Antioksidantas nuima šalutinį poveikį ląstelėms, tai reiškia stabdo ląstelių senėjimą. Ir čia mes kalbam ne apie taip, jaunystę, grožį, bet tiesiog žinom, kad ląstelių senėjimas reiškia lėtėjimas tų pačių regeneracinių procesų organizme, kas su amžiumi, jeigu nieko nedarant, jis natūraliai lėtėja, ar ne? Bet tuos procesus mes galime iš tikrųjų pristabdyti. Beje, ką aš iš tikrųjų labai akivaizdžiai pamačiau ant savo mamos, kaip ir daugelis vyresnių žmonių, mano mama 74 jau, ir mama tikrai gėrė labai mažai vandens. Porą puodelių per dieną būdavo maksimum ir ką dažniausiai aš girdėdavau, aš nenoriu gerti, atstok nuo manęs. Ir kai vieną kartą jau pamatė visą laiką mane važinėjant su tokiu buteliuku, visur ir visada, ir kai tiesiog aš susėdus su mama pasikalbėjau, pabandyk, pabandom, nesigaus, gali nieko daugiau negerti. Mamai patiko tas procesas, bus antro butelio, atsidaryti, susimesti, ką reikia, koralinį maišelį, H500 ir visos dienos metu turėti tokią atrakciją, tiesiog gerti tokį vandenį. Taip mes pradžioje pradėjome tik nuo vieno H500. Jūs nepatikėsit, per faktiškai mėnesio bėgį, kokie pasikeitimai buvo pas mamą. Nors taip, mama turi ir savų ligų, ir tų tablečių reikia pagerti ne vieną. Energijos lygis kardinaliai pasikeitė. Aš atsimenu, dar klausiau pas savo mentorius, kurie kompanijoje yra tikrai daug metų. Klausiu, ar gali nuo vienos tai būti, kad mama anksčiau būdavo, ai, nenori vaikščioti, ne, ten nėra energijos, nėra jėgų. Dabar sakydavo, atsikeliu iš ryto, pusryčiai ten savo savi ritualai, praeina valanda, aš einu valandą vaikščioti. Sakau, mama, ir tu tai darai kiekvieną dieną. Taip, jau man tai patinka ir aš taip noriu. Grįžus namo po pietų, man tikrai nesinori eiti po guliuko, sako, jaučiuosi, mama tokia labiau, sakau, žemės žmogus ir kai ateina pavasaris, tai tokia visą atgimus jaučiasi. Tai energijos, sako, turiu tiek, nors dar gėlyčių sodinti žemėje negaliu, bet toks jausmas, geras viduj, kad aš pilnai esu energijos. Vadinasi, procesas senatinis jau smarkiai viduj buvo paspartėjęs, ar ne, vienos tik kapsulės užteko, kad į tokį rezultatą ant savęs jaustų. Ir tai tik tai vienas iš momentų, ką mama jautė. Taip, palaiko fizinį aktyvumą ir ištvermę iš tikrųjų, kas yra sportuojantis, kas dirba fizinį aktyvų darbą, tai yra tobulas priedas išlaikyti darbingumą, energiją, netgi sportininkai vadina H-500 kaip pieno rūgšties tirpiklio. Tam, kad po geros treniruotės, po gerų sporto apkrovimų, Evaldas galės turbūt paantrinti, kai rodys bandymus, nes tai yra jau pas jį iš praktikos, kad visų tų skausmų raumenyse galima išvengti, vartojant tinkamus produktus, dedant tiesiog į vandenį. Gerai, važiuojam toliau. Pentokanas. Pento gražioji, jo procesas į vandenį dėjus jums labai patiktų, ten tokia didelė tabletė ir kai įmeti į vandenį, aš dabar neatsimenu, senais laikais kažkas tai... Vandenį turim? Turim. Vai parodysime čia viską. A čia turim? Daug kam nors išgerti man, pavyzdžiui. Aš irgi noriu išgerti labai gražiai. Va, žiūrėkit, kaip gražiai vyksta veiksmas. Tirpsta visa piliulė, tabletė, kuri labai greitai ištirps ir manau bus, kas norės, tikrai galiu. Aš neragau. Reikėtų daugiau praskiesti čia. Jo, iškai didesnių kiekį, bet labai gerai. Jeigu ištirpsta, duosiu jūs pakelti ranką, tegul kalba, mes vos iš neatsigerti, nieko neatsigerti. Taip, tai yra elektrolitai. Elektrolitai iš tikrųjų organizmui yra tikrai labai svarbus ir reikalingi. Tai yra kalio šaltinis aktyvioj formoj. Būtent didelį kalio aktyvumą lemia unikalus derinys su vitaminu C. Taip, tada biškiai jeigu plačiau apie tai, kas dar čia yra. Įsitraukiu špargalikė. Taip. Kam šitie visi tandemas, kur yra kalis ir natris? Klausyk, nematau.
špargalkė nesuveiks. Taip, paprastai žiūrint, iš tikrųjų, kalio tandemas, kuo jisai mums yra geras ir tinkamas, tai duoda organizmui tai, ko reikia, nes kalis yra iš tikrųjų labai reikalingas, vėlgi daug kas žino, nes atsimenu, mamos buvo irgi pirmas klausimas, ar aš čia tik nepadauginsiu, nes vis tiek su širdim yra truputėlį reikalų ir visa kita, bet tai yra ta forma lengva, kur nepadauginsit. Iš tikrųjų, jeigu gyvenat aktyvų gyvenimo būdą, jeigu su energija yra trūkumas, jeigu greitai pavargstate, tai yra ta patogi forma, kur jūs tiesiog galite dėtis į vandenį ir naudoti. Taip, ką aš dar galiu pridėti? Eigoje dar bus papildomai kažką. Pasakysiu, važiuojam. Taip, šitoj vietoj biškį stabtelim. Visi šitie 3 produktai yra štai tokioj dėžutėje. Kaip aš sakau, visą laiką labai yra gerai, kai nutriciologai dirba už mus ir mums nereikia sukti galvos. Ir kam sudėtinga susidraugauti su vandeniu? Pirmas žingsnis, kuriuo iš tikrųjų galima pradėti mokintis draugauti, nes visi 3 produktai, apie kuriuos jums paminėjau. Pentokanas, H-500 ir Koralmainas, sudėtas viskas yra čia. Vienam įpakavime ir draugystė su vandeniu labai kryptinga ir naudinga, nes rezultatai iš tikrųjų jau per pirmas 2 savaitės garantuoti, jeigu gersit vandenį. Nes jeigu pasidėsit į lentyną, dėja nuliūdinsiu, nevyks. Tik tai vartoti. Dar vienas produktas, Ocean Minas, kurį aš pati be galo myliu, mėgstu, man labai patinka šitas produktas, yra vandenino jėga, tiesiog vandens stiklinė. Jisai, vat būtent tokioj formoj birioj paketėliuose yra. Ir kas čia yra? Tai yra, kai trūksta magnio, dažniausiai labai greitai suprantam minimum, kurioj vietoj? Mėšlungis. Taip, traukia raumenis, mėšlungis. Ta prasme, vėlgi, ir darbingumas yra mažesnis, tai iš karto pirma mintis - magnio trūkumas organizme. Čia vis tik tai yra ne tik magnis, bet dar plus 70 mineralų gautų iš giluminio jūrinio vandens. Vanduo iš tikrųjų įmamas išgirskit skaičių, 662 metrų gylio ir pasižymi ypatingomis savybėmis. Tai yra švara, skaidrumas ir labai didelė mineralizacija. Iš tikrųjų, nauda kokia, pradėjus vartoti tokį produktą. Į vandenį tiesiog į gertuvę, į buteliuką užtenka vieną įsimesti paketėlį ant 750 ml ir tiesiog išgerti dienos bėgyje. Padeda įveikti trumpalaikį ir lėtinį nuovargį, kas iš tikrųjų netgi turi intensyvų protinį darbą. Ir toks nestreso būsena, bet gal viską reikia suvaldyti, viską reikia sukontroliuoti, bet tokioj toj vidiniai įtampoje. Labai rekomenduotinas produktas. Padidina raumenų jėgą, lygiai taip pat sportuojantiems žmonėms, einant net į sporto klubą. Padidina fizinį ištvermę ir protinį darbingumą. Apie ką kalbėjau, ar ne, kur reikia viską suvaldyti, sukontroliuoti, įtampoje. Ir būna taip, kad pirmoje dienos pusėje viską kontroliuojam, antroje dienos pusėje viskas. Jeigu nėra, galva nebedirba ir apskritai nori eiti namo, ar ne? Tai toks produktas jau pirmas signalas, kad jums yra labai reikalingas. Normalizuoja psichologinę pusiausvyrą ir atsparumą stresams. Vėlgi, kai turime įtampą tą tokią reguliuoti viską, ar ne, galim sakyti, streso nėra, bet dėja jis yra, ar ne, tik tai kitoks. Palaiko tą patį širdies darbą, stiprina kaulinį audinį ir greičiau atsistato po ligų ir traumų. Būtent šitas produktas. Lengvas, paprastas naudoti, trupučiuką, turi tokį labai lengvą prieskonį, bet labai skaniai geriasi. Nu, man jis labai patinka. Tai ką, kaip sako, užtenka teorijos, einam prie praktikos. Pirmą praktiką jau nešu paragauti ir aš labai noriu kviesti Evaldą. Rodysim burtus. Juokauju. Ant stiklinę atiduos faktorius. Šitą? Kas tai buvo? O, butelis pabėgo. Sportininkam naudojamos H-500 ir apskritai dėl šitų produktų, tai aš jums galiu pasakyti, buvo varžybos, aš bėgikas, bėgioju kartais tos ilgesnės distancijas truputėlį, tai buvo varžybos Alytuje, Lietuvos čempionatas 50 km ir
viena dalis dabar bus apie produktą, kita dalis bėgu jau nežinau, ten ratu, kilometras man atrodo apie ežerą Alytuje ir žvėjai sėdi, startas 6 ryto, sėdi žvėjai ir žinot, jis su tokiu keiksmažodžiu, kiek čia dar bėgiosit, dar liko ten 35 kilometrai. Ne, susirinko meškerės išėjo. Žodžiu, bet kad taip būtų galima bėgioti, tai reikia kažkokio tai varikliuko, ne? Kažkas palaikyti turi būti. Tai tie elektrolitai, vanduo, tai čia stovi mano žmona, jinai dalyvavo. Yra sąrašas sudarytas, kas kiek kilometrų, kas buvo gerta. Nu, tam prasme, tai mano sportas, kuris padeda mano broliui varžybose. Ir kas kiek kilometrų, tai net kas 3 kilometrai, tarkim, kalis ar ne, kas 5 kilometrai aušinminas, vanduo pastoviai geriamas. Tai ant šitų produktų prabėgi, nu, po 50 km truputėlį raumenys jaučiasi, bet mes išskaidiam pieno rūgštis ir, kaip sakant, duodam organizmui tai, ko jam reikia. Taip, kad galima ilgas distancijas bėgti, aš bėgu ir trumpesnės, ne tik tai tokias, bėgu pusę maratono. Tai toj, kas nori prisijungti, gali 2 valandas ramiai ramaus bėgimo ir treniruoti. Mielai su jumis ant tos 24 km pribėgsim. O dabar, kuris šitas, reikia išplauti. Naujos negausi, labai ilgai užtruko. Dabar, ne, man jos visos reikalingas. Noriu iš karto salėje paklausti, ar yra pesimistų, nu, kritikų tų pesimistų tokių. Pakelkit rankas. 1, 2, 3. Išeikit. Klausiu dėl to. Bandysiu daryti eksperimentus. Jeigu nepavyks, tai jūs mane galit sudraskyti tada. O jeigu pavyks, tai tada, nu, kaip nors irgi susitarsite. Pabučiuosit, tarkite su mano žmona. Aš, kaip sakant, žiūrėkit, duok tą naują buteliuką vandens, pabandysim mes pamatuoti, ką rodo. Prietaisai seni, teisingi, vanduo šviežias, dėsim produktus ir pabandysim iš tikrųjų pažiūrėti, ką parodys. Pesimistam prašau nunešti po saldainį. Nu, bet veidas linksmesnis bus. Cukraus negalima, bet veidas dar. Žinot, su šypsena. Sakiau, kad nesigaus. Aš pats nežinau, gausiai. O kas negėrė sparalinio vandens apskritai? Šiandien kas? Šiandien negėrė. Nieko. Iš vis. Viską gėrė, dabar jau jūs gėrė. Ai, taip, nesusitikė. O... Neteisingas klausimas. Ta prasme, dabar jūs gėrėt. Jūs čia dar kas pesimistai buvot, ką dar, jūs gėrėt ką nors? Tai jūs reikia testavimui gali ateiti. Jo, ateikit truputėlį. Nebijokit, nesikasint. Ir bučiuotis, va, tik ką siūlyt bučiuotis, ateikit. Va, darysim dabar su jumis eksperimentus. Atsimenat tą filmą, kuris sako, šimtas mažėja po truputėlį iš buteliuko, 180, nu, apie 180. Aišku, jį reikėtų nusausinti, jeigu darytume laboratoriją, ne? Iš to pačio butelio. Tai bet koralų įdėjau. Vis tiek neblogas. Apie 200 tai buvo plius, ar ne? Visas vanduo iš tikrųjų šitas mineralizacija, kiek ištirpusių medžiagų jos. Tai čia virš 100 ten jau yra kažkiek yra. Nu, pesimistam dabar, palauk. Dabar pesimistam. Žiūrėkit, padariau tokią nesąmonę.
Čia aš matau ne mineralizaciją, čiagi oksidacijos redukcijos potencialas. Tai ten buvo 180 plius. Tai čia yra dabar jau su minusu ir vis didėja jau minus 80. Jau iš karto veikia. Čia koks produktas tiesas? Koralinis kansas. Nu, koralinis vanduo. Ir jis didėja. Nes dabar jau 93 pesimistai. O gaila. O kas dar? Čia ten yra filmuota, kas su minusu. Apie tai, ką šnekėjo, ne? O aš dabar galvoju, kodėl aš jūs laikau dar? Iš čia geriau matosi. Čia yra dar nepriklausomas ekspertas. Bet nieko iš kišenės netraukia. Dabar pabandykim, jis ir vis didėja, jau 100 ir didės po truputėlį. Bet galiu minusas, jo, taip. Tai ką reiškia, kad prisitraukia elektronų, sugeba geriau. Ar ne? Dabar į kitą vandenį padarykim mineralizaciją. Žiūrėsim kaip šitas, ar ne? Dabar mineralizaciją žiūrėsim. Va, buvo... Nepažįsto šito aparato? TDS-as, ne? Jo, kaip ten sako, svarbu rodų skaičius. Kaip jau mes juos paversim ir papasakosim, tai čia jau yra mūsų, ne? Jūs rodykite, aš girdėjau. Va kaip jaučiasi vyrai, kai geria alkoholį. Ko norit? Išgert norit? Ne, viskas gerai, laikykit. Duosim. Ne, jūs nurykit. Tiesiog sukramtykit, nurykit. Reikėjo nesakyti, kad jūs pesimistas. Man reikia jodo, aš galiu paskystėtų. Aš neduosiu gerti. Ne? Nes aš matau, va, nenori, o aš noriu. O kodėl jūs jodą geriat? Aš negeriu. Sakėt, jūs norit Aš jodo. turiu trūkumą. Jodo? Taip. Tai jūs norit šitą išgert? Na, jeigu jis jį laiko atrankoje, vadinasi, kažką jis turi dirbti. Nu tai jis va, dar, va. Eksperimentai. Ir tada. Matot spalvą pasikeitė? Principė mūsų organizme skysčiai, daugelis iš skysčių yra tokios spalvos. Čia gintarinė, nu. Gintarinė. Lietuviai. Tai mes su antioksidantais, su jūsų organizmu skanonė. Dabar sėdėkit, palaižykit. Palaižiai, nebijokit. Neužkast čia toliau. Čia tiesiog reikia sušlapinti. Buvo, atsimenat, tarp 6-6,5. O dabar? Visiškai, nuo 8, tuoj jūs dar mažai sušlapinot, nuo 8 bus iki 8,5. Čia, akivaizdžiai. Sakėte, būčiau suvalgęs. Turit vandens ten? Viskas, gali taip. Gali taip. Iš principo tai rodo, kaip produktas atšalina mūsų organizmą. Keičia pH. Nes mes dienos eigoje, jūs žinot, kažką valom, visi produktai arba skysčiai yra arba šarminiai, arba rūgštiniai. Mes arba užsirūgštinam, arba apsišarminam. Ne? Bet jeigu dienos eigoje mes pastoviai geriam tą normą vandens, mes kaip šnekėjo Renata, ne, ta norma vandens yra 1,5 litro, tai yra gyvybinė norma. Mes tiek iš tikrųjų netenkam su šlapimu, su prakaitu, su kvėpavimu vandens. Tai tiek mes privalom būtinai išgerti.
pesimistai tampa po truputėlį optimistai. Reikia dalintis įspūdžiais. Tai mes tą normą vandens ją turim atstatyti būtinai. Ryt atsikėlim išgėrėm vandens, prasiplovė organizmas, jeigu šiltas vanduo, kodėl praplautų žarnyną. Nuėjom į tualetą, grįžom iš tualetų, kiek palikom, tiek išgėrėm. Prieš maistą pusę valandos stiklinę vandens išgėrėm, po maisto po valandos vėl stiklinį išgėrėm, vėl nuėjom į tualetą, grįžom, vėl išgėrėm vandens. Ir ta norma turi pastoviai būti palaikoma. Ir dėl to ir kalbam, kai 30 ml vienam kūno masės kilogramai, tai yra elementariam žmogui, sportuojančiam, tas, kur dirba sunkiai fizinį darbą, prakaituoja daug, tam reikia normos nuo 40 iki 50 ml vandens. Jūs patikėkit manim, jeigu aš per vieną treniruotę tokią rimtesnę netenku apie 2000 kalorijų ir kiek aš išprakaituoju, kaip sakant, mineralų ir vandens. Aš vandenį privalau gerti kas 3-5 km distancijų. Tai čia aš iš principo per normalią treniruotę pusantro litro man per pusantros 2 valandos išeina vandens. Išeina išgerti. Jau iš tiesų ir išeina, ir išgeriu, kaip sakant. Tai yra normalu, todėl ypač sunku gerti vandenį pagyvenusiems žmonėms. Ir tai matosi ant odos, tai matosi su tualeto vaikščiojimu, į tualetą vaikščiojimu ir taip toliau. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad yra, kaip jūs sakėt, 70 metų. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia, pavyzdžiui, kad jūs suprantat jau kažkurį tai laiko tarpą, kad vanduo tai yra tas gyvybės variklis, kuris jums dar leis pragyventi pilnavertį gyvenimą, energingą dar tikrai ne vieną dešimtmetį. Tiesiog vanduo tai yra tas turtas. Tai va, o čia su, kaip mes galim pakeisti savo tuos, ar matosi, kad čia pasikeitė spalva truputėlį, ar ne? Matosi jausas. Tai mūsų antioksidantas, mūsų H500, mūsų organizme su visais skysčiais daro labai paprastus dalykus. Dar norit vieną kapsulę, kas nori? Dar norit? Žiūrėkit, kas su jų. Aš esu, pavyzdžiui, iš tikrųjų priklausomas nuo šito produkto. Nes jisai, žinot, ką daro labai gerai? Jisai viduląstelinė ląstelė kaupia energiją. Ir jos panaudoju tada, kada jos reikia. Tiesiog taip daro su visais mūsų skaičiais. Už kažkiek laiko bus galima šitai išgerti. Dar praktiškai, pamiršau, galėjau duoti jodo kvapas, koks buvo ir kaip jisai, nežinau, iš kur jūs nežinot jodo kvapą turbūt? Teisingai. Bijau išpilti. Kas nori pavostyti ir pajausti? Norit? Nu, šau. Kodėl dažimo kvapą? Aš irgi noriu pavoti. Nu, todėl, kad Man tai gali duoti tuos jis turi jau, bet ten palaukit 3 minutės ir mato visi išeina. Ne, nu, moteris, aišku, visą laiką užuodžia daugiau negu vyrai. Net užuodžia to, ko net vyrai nepagalvojo. Gerai, žiūrėkime. Tai va, tai tiek turbūt apie bandymus, kad noriu tiesiog pasakyti, kad visi šitie produktai veikia ir keičia mūsų organizmo ne tik tai pH, bet ir, kaip sakant, gyvybinę energiją į tą, kuri mums pratęsia gyvenimą. Kas dar klausimą turi? Ne? Tada aš norėčiau pakviesti čia. Ir buvo labai naudinga pasikartoti.
Mano vardas Žibutė Šarkūnienė, aš esu kosmetologė, masažistė ir 20 metų turiu tinklinės rinkodaros praktiką, turbūt daugiau nei tinklinės, 20 metų. Ir atėjau į kompaniją prieš tai sakydama viskas, išeinu iš tinklinės rinkodaros ir pasilieku tik tai kosmetologijoje ir masažuose, todėl kad paprasčiausiai jau nebeturėjau jėgų. Atėjo vat ta riba, kai tiesiog neturi jėgų. Ir sakiau, viskas man užteks, aš pasilieku prie savo tokios mažesnės veiklos ir jau galvojau, kaip mažinti savo darbo tempą, todėl kad kai išeidavo klientė, man reikėdavo ant sofos atsigulti ir pailsėti 20 minučių. Paprasčiausiai neturėjau jėgos. Atsirado tokie dalykai kaip prabudimas 3-4 valandą nakties. Atsirado tokie dalykai kaip kojų tinimas. Aišku, aš turiu veninę varikozę, bet nežmoniškai pradėjau tinti kojos. Atsirado tokie dalykai, kaip pasidariau tyrimą pirmos stadijos artrozė sąnarių. Ir galvoju, jau viskas, jau kaip sakoma, aš sako, žiūrėk į pasą, viskas, jau tau priklauso kažkada daryti operaciją. Atsirado tokie dalykai kaip visiškai apatija ir nieko nenorėjimas. Ir galvoju, tik tai namo, biškai pasivaikščioti su šuniu ir nieko nedaryti. Ir žinot, masažistai, kosmetologai serga lygiai tokiu pačiu tempu, kaip ir visi kiti žmonės, ir dažniausiai tai dar stipriau. Todėl, kad jų krūviai yra tokie dideli, kad uždirbti pinigus, jūs neįsivaizduojat, reikia po 10 valandų dirbti, kad atidirbti tą krūvį ir po to sekančią dieną vėl šypsotis savo klientams. Yra tokia realybė, žinokit. Ir pradėjau ieškoti sprendimo būdo, ką daryti. Aišku, visiškai nežinojau, bet atėjo čia mano kolegė Asta ir sako, ar ką tu galvoji apie kolageną? Va ta frazė, ką tu galvoji apie kolageną? O aš pradėjau ieškoti, nes manęs klientės pradėjo domėtis, klausti, kokį kolageną gerti. Ir pradėjau, kai analizuoti, tai jos pradėjo sakyti tokį dalyką, kad man čia padeda, čia nepadeda, nepadeda, kame reikalas. Ir žinot, iš karto mane supažindino su mentore, su Renata, kad papasakotų apskritai apie vandens naudą ir apskritai, kas vyksta su mūsų organizmu. Man užteko 10 minučių. Todėl, kad žinot, medicinos akademijoje, kurią aš baigiau, yra kursas apskritai apie vandenį, kokybę, parazitus ir taip toliau. Ir man čia buvo viskas aišku. Bet žinokit, visiškai nėra jokio instrumento. Absoliučiai. Nei medikai, nei medicinos seserys, nėra instrumento, kaip išvalyti organizmą. Todėl, kad yra vermoksas, yra ten dar spalinukė, yra britkreslė, yra šita pelynas, bet koncepcijos, kaip iš principo padėti žmogui, tai iš tikrųjų nėra. Todėl, kad visa profilaktika, kuri yra dabar, tai yra visa profilaktika dabar yra mokama. Tarybiniais laikais tai buvo nemokama profilaktika ir tai buvo studijos, o dabar visa jūsų profilaktika yra apmokestinta. Tai koralas tai yra ta sritis, kur jūs galite profilaktiškai save atstatyti. Profilaktiškai ir išmokti, ir pačios išmokti, ir išmokyti savo šeimos narius, kaip profilaktiškai atstatyti, todėl kad Eglės sanatorija tai yra 1500 atstatymas jums. Ir tai jūs dar gausite ne viską. Dar ne viską gausite. Ir jūs nežinosite apskritai, ką jūs darote ir kokio lygio tai yra. O jums reikėtų, kaip man pasakė gydytojas, kas liečia artrozę, tai kas 3 mėnesius darytis šitą kinezoterapiją. Kas 3 mėnesius. O aš kinezoterapiją gavau po pusės metų. 5 kartus. Tai va, ir žinot, aš labai mėgstu slidinėti. Aš labai mėgstu aktyvų sportą, aš labai mėgstu kalnus, aš labai mėgstu keliauti, bet jėgų nėra. Ir kas liečia slidinėjimą, aš jau buvau palikusi į šoną, todėl kad paprasčiausiai tu negali užsidėti slidinėjimo batų, nes tau veržia visą kūną. Ir tai buvo gruodžio mėnuo, kai aš pradėjau, iš karto nusipirkau savo koncepciją, iš karto. Ir jau aš po 2 savaičių aš supratau, kad aš išdirbu visą dieną. Ir man nereikia trumpinti darbo dienos. Aš išdirbu visą dieną.
Po to jau dar po 3 savaičių mes išvažiavome slidinėti, nes aš sakau, taip sutinku, nes mano kojos netinsta. Ir važiavau su kompanija slidinėti, atslidinėjau visas 5 dienas, man niekada neskaudėjo raumenų, niekada. Man niekada netino kojos ir man tai buvo iš karto vau rezultatas. Aš supratau, kad labai fainas yra poveikis ir energijos buvo. Visa kita mano komanda, kuriai aš siūliau irgi pabandyti koralą, žinokit, visi atsisakė. Ir aš galvoju, nu ir bala nematė, nu ir jūs čia, kaip sakome, mirkit po slidinėjimo, savo gulėkit lovose. O aš turėjau jėgų ir tai man buvo labai stiprus ženklas. Ir aš pagalvojau, kad kiekvienas klientas, kuris atsigula pas mane ant gulto, jisgi ateina ne dėl to, kad jam labai faina gyvenime. Paprastai ateiname ant gulto pas specialistus dėl to, kad jau jėgų neturim. Gulam, krentam ir reikia jūs kažkaip tai atgaivinti. Ir aš pagalvojau, kad tai kiekvienam mano klientui labai yra svarbu. Labai yra svarbu. Tai va taip ir prasidėjo, todėl kad aš po to nuvažiavau į vieną konferenciją, į kitą konferenciją, kad gauti dar papildomai žinių, nes, kaip sakau, kad savo susidėlioti ir tai buvo iš tikrųjų kertiniai dalykai, todėl kad konferencijose susipažįsti su aibė žmonių ir tiek pat ir gydytojų, ir stomatologų, ir traumatologų, nu su visais visokių specialybių, kirpėjų ir taip toliau, mokytojų, pedagogų ir tu gali pasisemti patirties. Tai va, čia tokia trumpa mano istorija ir aš noriu pakalbinti apskritai šitą, kas liečia rezultatus. Jurga. Kaip tu radai? Kaip tu atėjai? Kas su tavim vyko trumpai? Man skaudėjo koją, dirbu kirpėjas, tolimas darbas, o pasiūlyti draugės. Pabandyti koral produktus ir aš pabandžiau ir man pagerėjo sveikata ir aš atėjau į šitą. Gerai, kokias tu koncepcijas praėjai, nes aš pavyzdžiui. Detox plus visą, antiparazitinę ir dabar dar geriau kolagenas. Ir ką geri? Kolageną. Hialuroną geriau dėl kojos. Jo, fantastinis dalykas. Man nuo jo vienos plaukos užteko, tos, kur yra litras, yra nuo vienos man pagerėjo. Sąnariai, tai kelio. Ne kelio, man kulnas skaudėjo. Man sakė gydytojai, kad yra kulne stiprus uždegimas, gėriau mėnesį ibuprofeną, antrą mėnesį gėriau nuo uždegimo vaistus, liepė padukus pasidaryti, nes pasidariau plokščiapadystį atseit įsivystį, jau man taip nustatė. Tai išsivystė. Na jo, ir viskas vienu žodžiu, ir nieko gero 3 mėnesius, o paskui pagėriau, mėnesį nežinau rezultatų. Kiek dabar turi klientų? Pavyzdžiui, pas mus komandai merginos dabar yra virš 500 žmonių. Mūsų komandai per metus virš 500 žmonių. Atėjau nuo lapkričio mėnesio, dabar turiu 42 žmonės. Paskui man pakirs kalbėjimą, žinau, kas šviesius. Pas ją atėjo klientai 42 žmonės, jinai yra kirpėja, kuri pradėjo dalintis rezultatais, atėjo 42 žmonės. Aš kirpdama tiesiog dalinuosi visiems, papasakoju apie savo rezultatus ir parodau nuotraukas, turėjau, kur kažkam padėjau jau. Ir tiesiog viskas klausia, ką daryti, norim registruotis, norim ateiti, norim išbandyti produktus ir viskas. Reikia dalintis, reikia pasakoti žmonėms, nereikia tik tai, kad aš noriu savo ir viskas. Gerai, džiugu. Rasa Misiūnienė, prisiminkit iš Kauno. Taip, mano iš tikrųjų turėjo problemų su žarnynu, nes labai kraujuoja. O dabar viskas tvarkai susitvarkė ir nagai nelūžta. Va, ir nagai. Kokias programas praėjai? Detoksas, antiparazitinė. Detoksas, antiparazitinė. Hialuronas. Hialuronas ar hialuronas? Ne, hialuronas, 3 dėžutės. 3 dėžutės hialurono. Gerai, daliniesi. Kiek turi žmonių? Jau atėjo, daliniesi? Dalinuosi, bet nepasakysiu. Bet rezultatą turi ir vandininkas gali, tai labai džiaugiasi, sakė, turi jėgų, sakė, be vaistų apsieina, nes vėl užsisakė vandens, nes labai patenkinti. O dabar klientė naudoja detoksą, tai man labai dėkoja, kad supažindino, nes sakė labai. Ir sakė, numetė šį čia,
Saldumynų nenori visai, kur be bulkučių neapsėdavo, sakė, dabar bananą vietoj bulkutės nusiperka prie kavos. Tai vat mes keičiame iš tikrųjų žmonių įpročius, mes keičiame savo klientų įpročius, o tas yra labai svarbu. Kas tave supažindino? Kolegė Žiblytė. Todėl ją ir pakviečiau. Taip, ilgai kalbinėjau, kokį mėnesiuką gerą, nes nežiūrėjau į mane, ką aš čia tokio darau, tai yra normalu. Taip, jinai čia gydėsi. Radau natūralų produktą, kur ir sąnariai praėjo skaudėti, ir galva nebeskauda. Nu, galvoju, tau skaudėjo, tau reikėjo. Tai man skauda, man nei čia reikia. Gerai, aš čia jaučiuosi, kada sužinojau, kad dar su tais natūraliais produktais mažina save žmonės. Tai sakau, Žibutė, ir aš noriu sumažėti, nes iš tikrųjų man tik 50, bet jaučiausi labai sunki. Mes keliaujam kartu su Žibutė ir žino, kaip aš dūstu lipdama į kalnus ir jie tekdavo jiem palaukti manęs. Tai tikrai svoris, kas turi, žino, ką tai duoda ir kada lovai nori apsisukti, reikia pilvą nešti nuo vieno šono į kitą, tai darosi labai labai sunku. Ir aš ieškojau kažko tokio ypatingo, kad lengvai, bet natūraliais produktais galėčiau sumažėti. Ir va, po 3 mėnesių minus 20 kg. Jau metai laiko aš išlaikau savo Iš tikrųjų, Jurgita tai yra tas žmogus, kuris keliauja irgi su manimi visas konferencijas ir jeigu aš keliauju, irgi atsistoja kartu, nes mes pradedam visur keliauti, kas yra labai smagu. Tai iš tikrųjų ta bendruomenė, kur jūs galite ir praleisti labai fainį laiką. Ne? Ir konferencija iš tikrųjų daro tam tikrus gyvenimiškus sprendimus. Nes nuo mūsų priklauso iš tikrųjų kaip ir gyvens ir mūsų šeima. Ne tik svorio numečiau, esu dėkinga be galo Žibutei, kad jinai man atkakliai sako, tikrai geras produktas išbandyt. Svoris tai taip, bet dovanų gavau dar prie to. Buvo sustingęs sąnarys pečio, aš jau vos pakeldavau susišukuoti, dabar galiu maskatuoti kaip noriu. Neturėdavau energijos labai, tiesiog reikėdavo ryte labai ilgai išsijudinti. Dabar visą dieną turiu be galo gerą energiją, nuo ryto iki vakaro esu labai stipri. Netinsta rankos kojos, galiu nešioti aukštakulnius, kurių buvau jau atsisakius. Ir nuo mano kapo nukrito 16 papilomų. Dar dukros rezultatai. Taip, dukrai taip labai turėjo didelę problemą skrandžio ir tiesiog be galo jai skaudėdavo, negalėdavo net valgyti, atėjo laikotarpis, gerdavo vandenį ir nuo jo skaudėdavo, šiandieną valgo viską ir džiaugiasi gyvenimu ir pilna jėgos energijos. Va, vyrui kraujospūdis pasireguliavo. Va, o važiuojant į konferencijas, pakviesta Žibutės pirmą konferenciją Rygoj, galvoju, Dieve, kiek čia žmonės dalinasi ir kiek turi rezultatų. Pas vieną test, pas kitas test, kažkas sąnarius, kažkas galvos skausmai, kažkas dar didesnės problemas, ten migrenos dingo, ten net onkologinės atsitraukė bėdos. Galvoju, reikia pasakoti, mano sesiai ten su sąnariais, ten pusseserei galvos skausmai, reikia visiems kito produktą. Tai pradėjau dalintis. Tai šiandieną tikrai turiu komandą ir važiuosiu dar tobulinti save kartu su Žibute į... Kiek turi komandai žmonių? 60 savo asmeninį, o viso liniją virš 200. Ir aš tada trumpai, ir žinote, kas pats yra sunkiausias dalykas, tai rodyti savo šeimai ir giminei. Pats. Kaip aš dirbu su sūnum, kaip sako, o aš nupirkau vaikui papildus ir jisai negeria, nevalgo ir taip toliau ir prasideda kažkoks tai maivymasis. Žiūrėkite, mano sūnus, kai būna pas mane virtuvėj, mes kartu gaminam valgyti, jam yra 28 metai. Aš įpilu, sakau, niekur nedingsi, virtuvė maža, turi išgerti. Viskas. Aš suprantu, kad jisai vyras, suprantat, jis neturi dar žmonos, aš suprantu, kad jisai vyras. Ir nuo to, kaip aš pakreipsiu, taip ir bus.
Virtuvė Ačiū. maža, tavo žmona čia netilps. Kaip žmona tilps, dabar kazimiečio marčia lygiai tas pats. Žinokite, aš pasodinu ir sakau, tu supranti, kad tu neturi išeities. Tu atėjai į šią šeimą. Tu privalai būti sveika. Viskas. Ir pabandyk Žibutei prieštarauti, ar ne? Ačiū Žibutė. Mes